Kad skrydis jums buvo malonus ir man. Ten geresnį įsigyti kavos, nueiti tualetus, nes atsiminkit, čia Sakartvele tualetų ir degalinių ant kiekvieno kampo nėra kaip Lietuvoje. Bet dabar atkreipkite dėmesį, kad priekį autostrados. Madlobo. Ačiū. Armėnijoje ačiū tai asilo varymas. Ačiū, varo asilą. O pas juos irgi tipo ačiū tai yra varymas, nu tipo. Toks žodis kaip ačiū. Jo viešbutis klausia, kur mes. Sveiki, labą rytą. Žiauriai užsimiegojusi, nes pavargom, kelionė ilga, 4 valandas skridom, 6 važiavom su autobusu, bet dabar jau vietoje esam. Pažiūrėkit kokį vaizdėlį. Duram. Žodžiu, gerai atrodo. Įspūdingą naktį atvažiavom, nematėm. Labą dieną. Tai va keliamės su Deimantė jau, 2 jau. Kažką gavom privačių keltau. Reikia išvis tuštis kelias. Tai va leidomės nuo žalios trasos Varlininką 2 kartus jau Deimantė geriau sekas, tai prasilauš. Tai va. Tai žodžiu, jeigu ir atvykom, gan ilgą kelionį vakar buvo ir 6 valandas su busiku varėm. 4 su tų lėktuvų keltų. ir žodžiu, dar vėliau skrydis, tai tokie biški neišmigojai. Bet nieko. Bet čia apžiaurė šilta, o prisirengiam. Galvojam, čia kalnos sušalsam, bet čia po mai galėt jaučiu varinėti. Ne, bet, tiesiog maikė apačio įstriukį. Na jo. Bet kur tai įsi, tai plus 20 kol nusileidom, tai tikrai galėjo po maikį, vos nešurtas. Džinsai maikį. Tai jau galėjom po šurtas atvaryti į slidinėjom kurortą. Gerai, kai slidinėjom plakti. Patvykom į Gruziją, keliavom ir naujas kelias išklotas, kur kiniečiai čia darons. Matėm karvės ganos, kaip yra autostrada. Tai visur ganos karvės ant tų juostų žalių. Tai taip įspūdinga atrodo, kaip pas mus čia kalbam apie ekologiją ir ten, kad žiūrim. Karvės kaimėlius vakščio visur. Niekam nieks netrukdo. Tai toks buvo įdomus patiriams. O kurortas tai aukšta lygiaus, nežinau, nesu buvęs išvis jokiam kitam, tai man čia naujien. Tai labai įdomi atrodo, labai tvarkingas. Deimantė 3 kartą leisus. Jau po biškėlį pradėt gaudytis. Bet sniegs toks yra, kaip šerbet jau daros, nes čia mūsų tirko plus 4 laipsnė, saulė šviet.
Nu. Varom. Varom. Vienu vėl. Persi ant kelienų viskas. Na, visko tai. Čia skaitos varlininkas ir tai ir tokių plačių vietų nemaža, o po to pereina į statesnės. Kaip atsidūrėjau aš ant to kalnų, tai Deimant man padovanojo kelialapį slidinėti, nes man labai patinka slidinėti, bet aš negaliu savo leisti. Tai Deimant man nupirk ir pat buvo motinas. 3,8 jau čia tau gaus. Negėdė. Tu išnaudok tas plokštumus. Išnaudok plokštumus ir pabandyk pazigzagauti biškį. Nu jo, karščiai, iš tikrųjų biškį persistengiams tas apriedas. Deimantė karštą ant to ir darbautis. Tai va, žodžiu, kur baigiau, tai Deimantė nupirk man kelialapį 30 metų progą. Kai pabūsam čia 5 dienas ant kalnų. Jau paskutinis nusileidėm šiandien, tai Deimantė dar reikia padirbėti. Mėlynu trasu. Tai smagia. Matai, jos dar tuščios, dar reikia susidėti įrangą. Tai va, labą rytą. O antra diena. Vandal aš nuo stogą. Bus karšta, dėl apatinių rūbų nereik. Termo. Ane, Deimantė? Nu, tau nereik. Tai varysam į kalną. Deimantė varys su instruktoriu, galim sakyti, biškį pasiraidins. Susidės savo žinias į krūvą. O aš varysiu su Jovita. Pralieksma nuo kalnų. Saik pasiims GoPro. Tai matysam. Gal bus didesnių greičių. Statesnių kalnų. Nu, svarbu, būtų viskas gerai, saugia. Ir nesistraumuoti, nes vakar vienas iš mūsų kompanijos išvažiavo į Tbilisį, išvažiavo į ligoninį, susilaužė raktikaulį į ranką. A ne? Man atrodo. Ir ranką dar susilaužė, ne? Ai, tik raktikaulį susilaužė, tai niek baisaus, bet būn. Tai jau antrą dieną prasideda. Varom. Tai va, Jovito laukiau. Pradėsam slysti. Nu, Varėlis pasaka antrą dieną. Ir šiandien daugiau čiuožimo bus. Filmuoju. Žiauriai gerai atrodo. Duos GoPro aš tad prafilmuosiu.
aptikti. Tai nėra kur. Nežinau, girdit, bet čia žinutė, jeigu negrįšim. ne, jokai. Žodžiu, esmė tokia, mes ten nuvarėm ir į keltuvą pasikėlėm į tas kalniukas, vis raponuojamės, ir dabar nebetoli mūsų tikslas jau ir. Bet niekaip nepavyks mums, aš čia nenačiu, aš čia. Biš paėn, jau vid pasiėm trumpesnį kelią, bet aš manau, kad į to kalniuk neįkels. Aš pasiėm ilgą, išmintą ir ten bandys atsidurti. Va, bandom. Va, Jovita kil, Jovita įkilo į kalniuką. Liuks. Eik tu savo. Na čia. Super, tavo kelias buvo geresnis. Tai jo, likau viens ant kalnų, tai man jau išmok čiuožti, su manim nebečiuoži. Nesu gera varą. Tai palikau tokį. Varau tokį siaurį kitą rasykę. Pats viens likau, dar čia nemažas aukis liko, tai pačiošam tokį siauresnę. Greičiausiai kažkoks keliuks ar kažkas. Tai taip atsipalaidai. Čia antrą dieną baigta jau. Tai varom ilsėtis. Į pirtį dar kur ryto vėl ant kalnų ir tada varysim paragauti tradiciškų patiekalų. Smagi, vaizdas tai gražus. Ojojoj. Čia pagrindinė trasa artė, Tatra 1. Aš iščiuožiu šalutinės. Tai būt ženklas slow down, bet nėra.
visko, klausia, kam reikia pagelbėti teisės ir... Was sagst du, die Uhr drauf? Oh, da. Mit saužu. Kokie darytis ar kaip? Ar ką? Viskas jau persinti. Jau viskas. Gerai, duok. Nu, vasario 16 paskutinę dieną susirinkom lietuvaičio paminėti šventę. Į tą kraštą fotografuoti! Sūri. Top. Top. Turim visi, žiūrėk, bendrą nuotrauką. Visi matom. Tu matai, kaip čia matosi. Labai gerai matosi. Tai va, vasario 16 paminėtų dar nuotraukų. Atsivėrė vais, šiandien buvo iš ryto rūkas, tai leidomės offroadų niek nematėm, o dabar varysim ir matysim, tai bus labai smagu. Nekantrauju, kad iščiošam ir paskutinę dieną bus užskaityta. Tai va, ir tiek greičiausiai. Ačiū, kad žiūrėjot video. Ir susitiksam kitam, tai tiek. Pamojuokit tada, te? LNK, te. Geriau nekristi čia. Aš ant kanto leisiu, pasijautė baisiu bus. Po to prisijungsiu, linksmint ant gal. Jau filmuoju. Palauk, taip prie. Ne, nejuokaujamės niekada. Viskas vieną praradom. Ade. Ir antrą praradom. Tų vyrų nemažai ir iš tiek Lietuvoje. Pasirinkimo bus.